Ar dažnai kalbėdami pagalvojame, ar batinukas, mašina, kompiuteris dirba ar veikia? Juk neretai tenka išgirsti šiuos du veiksmažodžius vartojant sinonimiškai. Tačiau, nors dirbti ir veikti reikšmės yra panašios, derėtų žinoti, kada vieną ar kitą veiksmažodį vartoti. Pasidomėkime, kurį veiksmažodį kalbėdamas apie prietaisą vartoja mūsų studijos svečias. Labadiena! Labadiena! Kaip manote, ar taisyklinga sakyti, kopijuoklis šiandien dirba prastai? Manau, kad taisyklinga. Ačiū už atsakymą. Prašau. Dabartinis lietuvių kalbos žodyne veiksmažodžio dirbti pagrindinė reikšmė yra veikti, naudoti jėgą siekiant rezultato. Pavyzdžiui, kad galėčiau gerai gyventi, turiu daug dirbti. Veiksmažodį dirbti turėtume vartoti tada, kai kalbame apie žmogaus veiklą. Veiksmažodžio veikti pagrindinės reikšmės yra reikšti energiją, užsiimti kuo, būti nesugedusiam. Pavyzdžiui, mano šaldytuvas veikia puikiai. Tad kalbėdami apie prietaisų ir įrenginių funkcionavimą, turėtume vartoti veiksmažodį veikti. Tačiau parduotuvės muziejai gali ir dirbti, ir veikti. Jeigu kalbame apie egzistavimą, vartojame veiksmažodį veikti. O jei turime omenyje įstaigos darbo laiką, vartojame veiksmažodį dirbti. Arba tiesiog įstaiga yra atidaryta. Tad nepamirškime, kas sakytina apie žmogų, ne visada vartotina kalbant apie daiktus ar prietaisus. Ir žinokime, kad mes dirbame, o prietaisai, mašinos ir įranga veikia.